Įsivaizduoju, kad pabundi ryte ir neturi nieko. Nebeturi komandos, nebeturi kapitalo, absoliučiai jokių kontaktų, nėra kam paskambinti, lieka tik žinios, kurias esi sukaupęs iki šiol. Kokią verslo nišą pasirinktum ir nuo ko pradėtum? Tai žiūrint, ko man reikėtų, žinai, ar man reikėtų tada aš ten prie konteinerio atsikeliu ir aš neturiu ten, žinai, telefono ten pavalgyti panašiai, tai turbūt tada mano pirminis planas būtų kažkoks ten, žinai, paprastesnis, bet manau, kad atsivažiuoti būtų galima gan greitai. Ne? Tai šiaip dabar žmonės būna, sako, o darbų nėra dar kažkas. Fucking Vilniui, tu gali, gerai buvo draugai įsikrausti į Vilnių, sako, tai dirba, kaip tu, sako, nuėjau į kitą gatvės pusę, kur parduotuvę, atėjau su kolabą dieną dirbti noriu. Tai sako, gerai, vos ten braškinėlį, žinai, tipo, ta prasme, darbą susirasti, manau, dabar tikrai yra gan paprasta, kad ir kažkokia ten paprasta, jeigu tu ypač bišas, gali dar, fiziškai stiprus, gali kažką nunešti, atnešti, kalbėti moki, žinai, bent kažkiek, tai susirasi. Tai, pradžiai gal tada kažkokio reikėtų, kad galėčiau telefoną nusipirkti, ne, ten internetą kažkokį įsivest, pas babutę kambarį išsinuomoti kokią nors, kad, pradžia būtų. Ir tada, jeigu su dabartiniam žiniom, tai aš manau, kad gal